Sveiki, kad žiūrit. Šiandien darysim desertą. Pradžioje, ko mums reikės. Turim čia kakavos, čia pieno. Ir dėsim katlą, kaitinsim pieną, virsim kakavą. Tiksliau šokoladą. Paskui žiūrėsim. Statom katlą ant dujų. Pilam pusę litro pieno. Dar palauksim, nes mums turi užvirti. Palauksim biškių, kol jisai užvirs. Ir žiūrėsim toliau. Tai va, dabar pienas mūsų užvirė beveik. Kaitėsim kakavą, čia turim 400 gramų. Mums jos nereikės, o čia yra pusę litro tik tais. Pusę porcijos kaitėsim pusę. Ir maišysim. Turi pradėti traukti ir štėti. Dar dadėsim gal 100% kakavos, pažiūrėsim, koks traškumas bus. Žiūrim toliau. Čia turim indelį, kur dėsim mūsų tariamą tortą. Išklojam jį su celofaniniu popieriu virtuvinį. Čia turim pieną. Čia yra paprastas sausainiai. Finalas bus labai geras. Tos sausainius mes pamirkėsime tą pieną. Ir žinoma, mirkom sausainius. Daug nemirkom, tik taip apvilgyti. Todėl, kad dar iš šokoladinio kremo pasiims savo drėgmę, kad nebūtų skysti. Kad nepermirtų. Ir viskas dedam sluoksnį. Taip kažkaip. Dedam antrą partiją. Ir reikia mums skubėti, kol mūsų šokoladas neatšalo. Nu va, dedam antrą sluoksnį. Tuo antrą sluoksnį pabaigsim ir pilsim vėl šokoladinį kremą. Paskui pamatysit, kaip gausis finale. Gausis labai neblogai. Baigsim sluoksnį tą ir pilsim šokoladą. Savo turim antrą sluoksnį paruoštą. Pilam šokoladą skystą, mūsų išvirtą. Ir vėl viską išlyginsim ir dėsim dar vieną sluoksnį. Čia yra mūsų paskutinis sluoksnis. Išdedam gražiai. Pabaigiam paskutinį sluoksnį. Dabar jį uždengsim, jis mums sutrauks, atšalę sutrauks ir bus viskas kaip turim. Dedam dabar juostelę, uždedam juostelę ir kad mums nesusėtų su oru, nesusisiektų, nepridžiūtų.